Tai atvažiavom šiandien išrinkti Kai į mokyklą uniformos. Čia kažkur turėtų būti. Nu va, radom. 8 to go. Mokyklinės uniformos. Tai sveiki sugrįžę į mano video blogus arba kitaip vlogus. O geras, kokia aš šiandien prisiderinus. Prabėgo dar vieną savaitę Lietuvoje. Galiu pasakyti, kad tikrai šitą savaitę buvo labai užimta, nes Kajus pradėjo eiti į mokyklą. Tai reikėjo, žodžiu, viską supirkti ir tikrai va toks, galiu pasakyti, palyginimas, kaip Anglijoje nieko visiškai nereikia, tu išleidai realiai vaiką tik tai su uniforma ir kuprinė tuščia. Ir jie ten viską gauna Anglijoje tikrai nuo pieštuko, trintuko iki absoliučiai visko, tai čia reikėjo supirkti visas pratybas. Nusipirkau pirmą dalį, o pasirodo jau pirmą dalį jie seniai baigė, tai reikėjo antrą dalį viską supirkti, kiekvieno dalyko po 2, nes yra užrašai, yra patikrinamieji. Aš vėl karavane sulaukiau svečių. Šiaip viskas gerai, jau kaip ir viską turim supirkom. Kaip jiems sekasi, tikrai matau, kad bus jau iššūkių, nes mes turbūt nesitikėjom, kad jis tiek daug lietuviškai nesupranta. Nors mes kalbam iš tikrųjų lietuviškai namuose, bet vis tiek patys taip pusiau miksuotai šnekam, pusiau lietuviškai, pusiau angliškai, daug žodžių įterpiam angliškų. Su Lėja jisai kalba angliškai, nes Lėja supranta viską lietuviškai, bet nekalba visiškai. Aš jai prašau jos kalbėti lietuviškai, tai nejuokės iš manęs. Su draugais irgi anglų kalba, mokykloje anglų kalba, tai jam tikrai nėra taip lengva tiesiog persimesti į lietuvių dabar. Tarkim, galiu pasakyti, kas liečia matematiką, tai tiesiog jisai nesupranta uždavinio, nes parašyta lietuvių kalba, bet kaip aš jam paaiškinu, tada jisai sprendžia.
Bet pačiam jam patinka, nes, truputėlį čia vis tiek yra kitaip. 3 kartus net fizinis per savaitę, tai ėjo visą laiką į lauką, tai va to irgi toksai skirtumas, tarkim, Anglijoje ten truputėlį pasninga ar kažkas, ne, tai jau jie viskas ten net už mokyklos uždaro. Tai čia ne tik tai, kad neuždaro jokių mokyklų, bet jeigu nėra -15, tai eina į lauką, čiužinėti su rogutėm nuo kalniuko. Kadangi jis toksai yra, kad aktyvus, jam labai patinka judėti, žaisti, tai jam čia rojus, valgyklai vėl ar ne, pats gauna pinigėlių ir pats nusipirka, pats gali įsirinkti, ką valgys, tai kad jam labai tas dalykas patinka ir kiek jau viską valgė valgykloje, sakė, labai skanu, nes, tarkim, Anglijoje tai mes turėdavome daryti jam tiesiog lunchbox, pietus, nes jam tiesiog nelabai patikdavo iš tikrųjų pasirinkimai, kokios ten juos duodavo. Aišku, kad reikės jam dar iš tikrųjų to laiko, kol jisai persilauš, kol jisai įsivažiuos. Nes, tikrai išsiduodu, kaip yra nelengva, kad taip tiesiog tave įmeta ir viskas dabar kitaip, ar ne, ir jau tu čia privalai viską žinoti, tai sakau, tokių ten žodžių, kaip skaitam, jau šią savaitę mokinomės ir rašėm, tokių žodžių kaip jaunikaitis, ir tu turiu, tai gyvenime negirdėjęs, tas tiesiog kalboje namuose tu nekalbi, tokia kalba, nes kai, oi, tas jaunikaitis, žodžiu, suprantat, tai va. Ir sakau, mano pačios ta kalba tokia, kad aš 13 metų man buvo, kaip išvažiavau pirmą kartą į Angliją, tai tikrai pati šneku lietuviškai, bet daug įterpiu angliškų žodžių ir iš tikrųjų net kompleksas pas mane buvo, nes galvoju, kaip aš grįšiu į Lietuvą ir net nemoku normaliai kalbėti. Bet kai grįžu, tai pasitau tikrai daug geriau dėl šito dalyko, nes, sakau, net per radijas girdžiu, kaip kalba jie, tai patys labai daug angliškų žodžių įterpia, bet pačiai man norisi įprasti kalbėti lietuviškai normaliai, o ne kažkaip čia miksuotai ir taip. Tai va, Lėja dar lieka kartu su mumis namuose, nes jinai neturi lietuviško paso ir tikrai negalvojau, kad tai bus kažkokia problema. Aš tiesiog nepagalvoju apie tai, nes Kajus visą laiką nuo pat gimimo turėjo 2 pasus, tiek lietuvišką, tiek anglišką, bet niekad nereikėjo jam tų 2 pasų. Tai su Lėja tiesiog nusprendėm nedaryti to lietuviško paso, kol jo mums realiai nereikia ir dabar va prireikia. Tai va, nes be lietuviško paso mes negalim uždeklaruoti gyvenamos vietos Lėjai, o be gyvenamos vietos jinai negali gauti darželyje vietą. Tai va, tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai gauti jai lietuvišką pasą, o po to jau tada bus galima žiūrėti dėl darželio, nes pagal jos amžių, jei tai 6 metukai dar su jais šio mėnesio gale, tai jinai skaitosi dar darželinio amžiaus. Tai labai keista, nes Anglijoje jinai jau ėjo į mokyklą, o čia dar jinai skaitosi prieš mokyklinio amžiaus. Tai, bet kuriuo atveju mes vis tiek labai norime ją leisti, kad jinai eitų ir vis tiek bendrautų su kitais vaikais ir pramoktų lietuvių kalbos, kad jinai pradėtų prieš 1 klasę šnekėti normaliai. Tai būtinai norim leisti, tai sakau, reikia sutvarkyti dar visus reikalus iki tol. Ir tada bus iš tikrųjų ir man truputėlį lengviau, nes dabar sakau, aš turiu ateiti čia į karavaną, nes bandžiau šią savaitę, nežinau, kiek kartų įrašyti be kažkokio video ar kažką pakalbėti, stories, tai tai yra ganėtinai namuose sudėtinga, nes 3 šunys, 2 vaikai ir dar Vaidas namuose ir Vaido tėtis, tai kartais net sakau, savo minčių negirdžiu. Tai labai gerai iš tikrųjų, kad mes turim šitą karavaną, kad galiu kažkur pabėgti ir pabūti tyloj, pabūti ramybėje ir pasidaryti, ką man reikia. Ir kas dar daugiau šią savaitę netokio įdomesnio įvyko, tai turėjau svečią iš Londono, buvo atvažiavus mano komandos narė Aušra. Iš Alytaus atvažiavo su autobusu iki Kauno, tai praleidom kartu vakarą, pasivaikščiojom, buvom prie eglutės, prie Kauno pilies. Tai jai labai iš tikrųjų patiko, nes sakė, kad jinai paskutinį kartą buvo Kaune taip normaliai, kad pasivaikščio, kai buvo visai maža, tai sakė labai gražu, tai labai džiaugiuosi ir man pačiai buvo iš tikrųjų smagu pasibūti, tai pasišnekėjom irgi per daug ten nieko nesifilmavom, nes, paprasčiausiai, kai tu susitinki, norisi būti čia ir dabar, tiesiog kalbėtis ir būti present, ar ne, o ne tik tais vien fotografuotis ir video daryti. Tai jo, bet buvo tikrai labai smagu, prisijuokė, vos spėjom į autobusą, nes jos buvo pats paskutinis autobusas į Alytų atgal, tai bėgom, ta prasme, nejuokauju, bėgom į autobusą, kad jinai suspėtų, nes, nejuokinga. Na, aišku, būtų pas mane įsimiegojus, nieko čia tokio baisaus, bet negalim tiesiog normaliai, kaip normalūs žmonės, sėdėjom į pabaigos, o po to jau bėgom, tai va, tai taip prisijuokėm, smagiai pasibuvom.
Tai tokie pasidalinimai šią savaitę ir pakomentuokit, ar jums iš vis įdomu čia, ar visai neįdomu, nes, aš sakau, kol kažkam įdomu, tol ir aš darysiu, kol man pačiai svarbiausia įdomu, tol aš ir darysiu tos savo savaitinius updates. Noriu iš jūsų irgi to atgalinio ryšio, tai padėkit ar širdelę, kam išeina pakomentuokit, ar tiesiog man asmeniškai parašykit, nes tikrai yra labai svarbu ir malonu sulaukti to žodelio gražaus, ar ne, nes kartais būna kažką nustoji daryti ir tada tik tai žmonės pabando, kodėl nebedarai, man labai patiko, man labai įdomu buvo, kodėl tu ten neišeini, ten į stories pakalbėti, jau seniai buvai ar kažką, bet kaip kalbi, tai nieks nieko atrodo, tau nei pakomentuoja, nei uždeda jokios širdelės, nei nieko tau neparašo, tai galvoji tiesiog, kad gal žmonėm neįdomu, o pasirodo, kai nustoji daryti, labai įdomu. Na, viskas, baigiu iš tikrųjų plepėti, šnekėti, nes reikia eiti padirbėti su kajam, dar paskaityti, pasimokinti. Tai tiek iš manęs šią savaitę ir iki kito karto.